Tai sveiki visi, labai malonu, kad susirinkot. Na, aš tikiuosi, kad Antanui Elektrėnai nepadarys gėdos, nes jau su savo knyga beveik, nežinau, Antanai pasigirsit kelintas jau čia kartas. Aha. Tai tokia mažytė turnė turi po mūsų padalinius ir labai smagu, kad sugrįžo jau su antraja savo knyga. Ir aš, jeigu Antanas leis, tai vieno tinklaraštininko citatą pacituosiu, Petro Kudaro, nes šiaip man labai patiko ta citata, kadangi atspindi visų mūsų perskaičiusių šią knygą nuomonę apie šį kūrinį. Man patinka, kaip rašo Antanas, nes tai, ką jis sudeda į žodžius ant popieriaus, skamba visiškai taip pat, kaip jis tuo žodžiu sako prie laužo Švedijos šiaurėje ir žvejyboje Mingėje. Be didelės cenzūros, autentiška kaimo kalba, su neišrankiotais riebesniais išsireiškimais. Tikiu, kad šią knygą skaityti po kokių 50 metų bus dar įdomiau, nes bus pasikeitusi ne vien mūsų kalba, bet ir buitis. Iš tikrųjų, jūsų knygą skaityti labai įdomu, labai sava, galiu pasakyti. Ir, na, labai artima ta prasme, kad visi turbūt esame viso to ragavę, apie ką jūs rašote, bet labai įdomiai, labai sava kalba, na ir gal šiek tiek primirštai žodžiais. Tai perduodu žodį jums ir gero mums visiems pasisėdėjimų. Ačiū. Jums leidus atsisėsiu. Ir turime beveik visą sold out, ar ne, vipinė vieta va priešais laisva, tai jei kažkas dar tik dabar prisijungėt ir norėtumėt valandžiukę čia su mumis pasibūti, tai dar vietų yra, sėdmaišių taip pat, tai man bus daug smagiau, kai aš nematysiu tuščių kėdžių ir tada jausiuos, kad tikrai čia esu laukiamas. Tai labas vakaras ar labą dieną, mano vardas Antanas, aš esu elektrėnietis praktiškai visą savo gyvenimą ir nors dabar čia negyvenu, bet didelė dalis gyvenimo būtent yra čia. Čia ir mano žmona dirba, ir mano dukra mokosi, ir aš pats dar kartais išplaukiu iš tą ežerą. Tai aš šiandien atkeliau pas jūs su savo antrą knygą ir atvirai sakant, aš net nežinau, ar labiau aš jaudinuosi, kuomet yra publika iš visiškai nepažįstamų žmonių, ar kai nemažą dalį pažįsti. Ir tada pradedi galvoti, kad kaip čia dabar taip ar anaip kalbėti. Ir vieną savaitgalį aš vedžiau renginį ir buvau susirašęs keletą tezių, galvoju, vat, specialiai Elektrėnų krašto žmonėm, bet pamečiau aš tą lapą, vėjas nuputė ir šiandien bandžiau kažkaip atsigaminti, apie ką šiandien norėčiau pakalbėti. Tai mes ir pakalbėsim, matyt, kad apie tai, ką kiekvienas prisimenam, ką kiekvienas esam ragavę, ką kiekvienas esam patyrę, tik galbūt, kad dalis mūsų tą dalyką pamiršo. Ir čia buvau kaip tik Lietuvos radijo interviu pas savo būsį kolegą ir jis išklausė viską ir paskui parašė antraštę, kad Antanas Šilkūnas parašė knygą, kurios tikslas sugrąžinti žmonės į virtuves. Toks lozungas ir šūkis ganėtinai toks įpareigojantis ir aš pagalvoju, kad gal ne visiškai taip, bet iš kitos pusės tai galbūt ir taip, nes tai nėra receptų knyga, visų pirma, dėl to tas žodelis ne, nors ir parašytas mažom raidėm, bet jis iš tikrųjų ir yra esminis, bet apie maistą praktiškai yra visa knyga ir iš trumpų istorijų, iš prisiminimų, iš kelionių, iš patyrimų, galbūt kartais ir pafantazavimų, bet daugiau ar mažiau yra ten beveik visiška teisybė. Ir kuomet aš išleidau pirmą knygą, čia buvo prieš porą metų, aš labai kažkaip taip atsargiai, kai sakydavo čia rašytojas, ar aš taip susigūždavau net, nes galvojau, kad tiek tuo mes to ir baigsim matyti, kad gal to ir užteks, bet jeigu yra antroji, tai tikriausiai tai neatsitiktinumas, tai panašu, kad rašymas man tampa mėgstama veikla ir aš labai džiaugiuosi, kad per kiekvieną pristatymą aš patiriu įvairesnių emocijų, aš susipažįstu su vis kitais žmonėm ir tos pačios lokacijos, mažos bibliotekėlės, jos turi tokio savotiško žavesio, jeigu žmonės iš pradžių būna taip truputėlį per atstumą, nors ir aš stengiuosi sėsti arčiau kažkaip, kad taip jau kaip ir prie visų, tai paskui pabaiga mes vis tiek pradedam kalbėtis, kas kiek turi karvių, kam ten kur kokį šiltnamį vėjas nupūtė ir tos buitiškos temos. Tai mano knygos tikslas nėra galbūt sugrąžinti žmonės į virtuves, bet grąžinti tokį bendrystės ir jaukumo jausmą, kurį mes per tą karantiną ir šiaip per tą greitai lekiantį gyvenimą mes
nu, kažkur pamiršom. Mes žinojom, kad tai buvo ir pamiršom. Ir aš visuomet prisimenu, kaip mano tėvai laukdavo svečių, kaip kažkas atkeliaudavo, ar iš toli, ar iš arti. Ir būdavo tai įvykis, pradedant nuo ruošos darbų, nuo, kaip sakiau, klijonkės pakeitimo iš to supjaustytos į tą tokią normalesnę pirktą kažkur tai ten už talonus, iki valgydavom netgi ne tai, ką paprastai, rengdavomės kitaip. Ir aš dabar galvoju, kad mūsų tas ėjimas į svečius ar laukimas svečių pasidarė labai epizodinis ir labai retas. Ir man dėl to gaila, nes nu, mano baba sakydavo, kad svečiai Dievo dovana ir aš to visiškai tikiu, nes tai yra ypatingas jausmas sulaukti žmonių, kurie nori pas tave ateiti, nes, reiškia, jie tave gerbė, tavęs pasiilgo, jie nori pas tave ateiti. Ir dažniausiai kažkaip, bent jau viskas vykdavo virtuvėje. Jeigu labai didelis balius, ne, tai tada salone, taip tikriausiai, ar laukia šiuo atveju, jeigu vasara. Bet šiaip visas gyvenimas virdavo virtuvėje ir tie tokie maži jaukus pasisėdėjimai, pokalbiai, prisiminimai, to pačiu kažko ragavimas, kažko gaminimas man yra kažkas magiško, ką mes iš esmės dabar daugiau ar mažiau prarandam. Aš nekalbu apie vyresnius žmonės už mane, nes jie tą dar turi, bet jau mes matyt, kad po truputėlį lengviau mes užsisakom maistą, ne? Mes perkam jau kažką beveik pagaminto. Ir atrodytų viskas gerai, bet to tokio jaukumo ar natūralumo jau nebėra tame. Aš neseniai turėjau radijo pokalbį su viena šeima, kuri čia rašė dabar laikraštyje, viską pardavė ir jie išplauks aplink pasaulį su jachta. Ir 2 metus, gal ne 3 keliaus, kaip jiems ten išeis. Ir tas kapitonas atėjo pas mane į laidą ir atsinešė sūrio, aš jam padovanau knygą ir jis sako, nu tai iki draugai. Aš sakau, tai mes jau draugai. Sako, nu kaip, sako, jeigu mes maistu dalinamės, tai mes jau draugai. Ir aš pagalvoju, kad tai iš tikrųjų ir yra tiesa. Dalintis maistu, reiškia priimti tą žmogų kaip lygų savo ir duoti tai, kas mums yra kasdienis kuras iš esmės. Tai aš pasistengiau kažkaip sudėlioti šitą knygą daugiau kaip 200 istorijų, kurios nėra kažkokios revoliucinės ar ten pasaulį keičiančios, bet jos yra iš kasdienybės su tom mažom detalėm, kurias aš kažkaip pastebiu. Ir vienaip ar kitaip tai yra susijęs su maistu, su patiekalais, su kažkokiais pamirštais receptais ar primirštais receptais, nes mes labai daug turim, ko nemokam gaminti, arba net nežinom, kasgi tai yra. Tai aš taip aprašyme, ar ne, čia aprašyta, kad bus plovas, tai plovo nebus. Iš karto pasakysiu ir paaiškinsiu, kodėl. Kai mes derinamės visą vojažą po visą savivaldybę, po visas bibliotekas, aš taip galvoju, nu jo, ateis vasara, čia Liepos mėnesis, turėsim čia tų karščių, o jų ir buvo, ar ne, tik tai, kad ne šiandien. Aš galvoju dabar, tas plovas, karšta, gal kažką reikia ir man banalu, paskui čia sužinojau, kad čia yra vietinių laimėjusių, prizinės vietas, aš galvoju, bus konkurencija, lyginimai, tai aš paskui jums papasakosiu, ką mes čia pagaminsim ir kažkaip esu beveik tikras, kad didžioji dalis to nebus ragavę. Tai vėlgi dėl to, kad matyt aš jau toks, aš negalėčiau dirbti kažkur restorane, nors esu sulaukęs visiškai rimtai kvietimų žmonių, kurie tame versle dirba, kad iš istorijos ne suprato, kad aš esu labai tas pro lygis ir jau moku labai gaminti ir galiu tą padaryti kasdien, bet mane išmestų antrą dieną dėl to, kad aš sugalvočiau, kad tas ar kitas ingredientas netinka ir sugadinčiau tą maisto kartelę ir keliaučiau lauk. Tai improvizacija mano bent jau atveju virtuvė yra būtina ir aš netgi labai retai kada valgau tai, ką pagaminu. Man tai yra kaip projektas, kaip kažkoks tai iššūkis ir čia šeimyna arba kenčia, arba džiaugiasi ir aš galvoju, kad gal vieną dieną ir už tai aš atsiimsiu. Toliau, kalbant apie tas istorijas, man čia kritikai keli, kai pirmą knygą išleidau, ilgai ieškojo paaiškinimo, kas čia per žanras, kaip čia pavadinti. Ir aš vis pamirštu, bet vėl dabar aš užsirašęs ir atsimenu, tai sako, čia yra gyvenimiškoji eseistika. Ir kiti sako, rašai, ką matai. Tai pasirinkit, kuris variantas yra geresnis. Tai ir
Petras Kuduras šiuo atveju parašęs tą recenziją, aš jį šiek tiek pažįstu, tai čia tokie, žinot, dvigubi standartai, esam su jo poro kelionį kartu išvažiavę ir jis yra žmogus, kuris labai daug skaitos. Skaito skaitimo mašina, tai aš labai džiaugiuosi, kad jis ir mano knygą perskaitė ir kažką parašė. O šiaip man netgi truputėlį baugu, nes antroji knyga mano leista savarankiškai ir aš kai žinu į prekybcentrį bet kokį ir aš matau tą didžiulį stendą su naujom knygom ir aš galvoju, bet dabar kaip žmogui išsirinkti, kaip jisai dabar turi ateiti, žiūrėti į paveikslėlį, pavadinimą, į autorių, didžiulis pasirinkimas, didžiulis pasirinkimas ir aš jau su pirmąja bandžiau, kad tas viršelis būtų toks pritraukiantis, gal ir antrasis truputėlį pavyko, tai labai sunku, aš įsivaizduoju, šitam mūsų greitam pasauly skaityti knygas. Nes tai yra lėtas turinys. Mes vieną kartą su šeimyna pasikvietėm keletą bičiulių šeimų ir išėjom į žygį. Nedidelį tokį, man atrodė nedidelį. Ir buvo paauglių, to amžiaus, kuris tarpinis toks nei vaikas, nei dar suaugęs. Ir jau ties 1-2 kilometrų pradėjo klausinėti, o kada baigsim, ar jau atėjo, o kada kiek čia dar liko. Ir aš pagalvoju, kad viskas su to gerai, jie taip gyvena, nes ėjimas, kaip ir knygos skaitimas, tai yra lėtas turinys, lėtai virškinamas, apmastyti kartais dar reikia. O mes dabar gyvenam tuo, ar ne, tiesiog 15-20 sekundžių ir mes keičiam vaizdą, keičiam dar kažką tai ir tiesiog manau, kad sudėtinga bus tom knygom, dėl to aš pasistengiu ir mano istorijos yra trumpos, jos yra perskaitomos vienu ypu, jos nėra susijusios praktiškai viena su kita, tai galima skaityti iš pradžios, iš galo ir tikrai viskas bus tvarkoj. Klausė žmonės, kurie skaitė pirmą knygą, sako, Antanai, sako, kaip yra antroji knygui su keiksmažodžiais, jūs sako, daugiau ar mažiau? Aš sakau, kaip, antra yra dvigubai storesnė. Tai matyt, kad nors pirmosios knygos redaktorius buvo vyras ir mes kažkaip su juo labai surezonavom ir jis leido labai daug ką daryti man. O antrąją knygą redagavo moteris, kuri mane tarkavo už tą necenzūrinę leksiką, tai teko pakovoti man atstovėti krūtinę, kad tų keiksmažodžių ir šiaip ten tų tokių žodžių liktų. Tai aš galvoju, dabar čia yra ir vaikų, ar ne? Tai aš, gerai, kad aš esu įsirašęs keletą tų tekstų, kurie, neutralų, sakykime, tai kad truputėlį įvesti į temą aš noriu šiek tiek paskaityti ir po to mes kalbėsime toliau. Aš kartais turiu tokį pomėgį pafantazuoti, kaip galėjo būti, kaip galėjo būti kažkada seniai, kaip žmonės gyveno, ką jie valgė, ką jie galvojo ir viena yra, kai tu perskaitai istorinę knygą kokią nors arba autobiografinę, ar pažiūri filmą istorinį, bet man vis tiek įdomi ta buitis ir, sako, nešventieji puodus lipdo, tai aš įsivaizdavau, kad aš esu karalius ir karalius iš Kudonių krašto, nedidelė tokia karalystė, tai tokia trumpa istorija iš ten tada. Lengvai pritingintis ir sekmadienį išlepintas Kudonių krašto karalius nusivožė kiek per sunkią karūną, pasikrapštė ant kaktos atsiradusi gilų randą, pratisai atsirūgo ir padiktavo rūmų pisoriui tokį trumpą įstatymiūkštį. Įsakau, kad nuo šio sekmadienio kožną šventą dieną kiekvienoje, kad ir mažiausiai šeimynoje, privalu virti sriubą. Kad liaudis karštimo pasrėptų, kad pavasarinės zarazos neprisikabintų ir kad šlakelis ant puodo dugno atliktų būsimo pirmadienio iškankintiems pavaldiniams. Išimčių nebus taikoma, o prasidės viskas nuo užkrečiamo asmeninio pavyzdžio. Rūmų virtuvė pradėjo lengvai šuršalinti, kuomet karalius nusimetęs siek naftalinu atsiduodantį, kinietiškais aukso siūlais iškeverzotą šventinį apsiaustą ir taškydamas salų iš kaupino bokalo liepė atlaisvinti nemažą skliautotą virtuvę. Nedarė išimties net savo mylimiausiam skaliukui, kad ras nešdamas nuvoktą ant ties nugarą ir krapėdamas sultinį ant velniai žino, kada šepėti mačiusių grindų, čiut išvengė spyrio šiknom. Karalius iš aprūkusio puodo paragavo to ilgai virto gelsvo skystimo. Visai zaibis skystimėlis garsiai nusistebėjo. Purgi nebus, užmerkus anties ir višioko kaulus ir visokias iškaulinėjus likusias atraižas, nepagilėjus salierų, svagūnų, česnako, prieskoninių žolių ir neįtikėtinai išbrangusios druskas, viskas kunkuliavo cielas 3 valandas. Savame suprantama,
krūtinėlės vakar sučiufarino karalienė su princese, to žvairo dainininko prasiklaususios, kad dabar net pačioje Varšuvoje kilmingos moterėlės, norėdamas išlaikyti skaistų veidą ir kuo mažesnę subinę, ėda tik garuose ruoštą baltą mėsą. Išmislas, nors istorija nebloga, suburbėjo karalius, tik tais pirštais lipdydamas kuo mažesnius rutuliukus iš vištienos ir antienos faršo. Stengėsi lygiuotis į puikiai pažįstamas elnias piras ir kurį laiką jam sekėsi, bet pabaigoje gavosi kiek didesni kavalkėliai nei briedžių šudelis. Bulvės pavytusios, dar pagalvojo, ir jau prie pabaigos jau eina. Ne jau vėl reikės ropės graužti, labai jau nuo jų dujos kaupėsi, o iš miegamojo menės puikiai girdėsi už ąžuolinių durų net sargybinį kikena karaliui solidžiau nusiperdus. Kunkulės ultinys su prieš paskutinėmis bulvėmis savo eilės laukia išrikiuotos mėsinės piros, o viso Kudonių krašto apvaizdar gelbėtojas, pasišviesdamas drėgnų avies kailių tvoskiančią lainę žvake, girgždančiais laiptais leidžiasi į rūsį alaus, kurios sklidina bačka tik prieš 10 dienų atboginta iš pačios Rygos. O ir tam artėjo dugno link. Kažkas pyzina, ne kitaip paniurzga prisikliukui nesitrūkis į vokalą su meistrautai žaibo nukaltos liepos. Ko čia dar į tą nelemtą sriubai medus, kad nebūtų taip provincialu? Virtuvės kampe guli kažkokie keisti augalai. Nei grybai, nei kas, žalios galvos, padalintos dar mažesnės galvutės, tos į dar mažesnės. Kažkoks užžiūrinis stebuklas, kaip nelaikų rūmų ragautis užsilenkė. Per krikštynas, priplempęs rūgštaus vyno, neatsargiai kėblino už kampo biškutuką patrupinti ir apsivažė su vienintelėmis ne vietoje stovinčiamis akėčiamis. Kaip dabar žinot, ar atvežtinis mandrai skambantis brokolis nėra trūta? Aš ble karalius, pats ir sprendžiu, kas atravo, kas lekarstva. Pratinkliais apkibusios kliautotos virtuvės lubos klauso naujo įsako, o atliekęs pisorius tik skrebena žaizės plunksną, nuolankiai ausis suglaudęs ir nulenkęs išskutinėtą makufelį, bo viršininkas jau labai garsiai rėkia. Virdami sekmadieninę sriubą, kiekviena šeimyna mūsų kraštuose privalo vartoti taip vadinamosius salierus, brokolius ir kitas naujoves. Bulvių sodinti daugiau, o ropė labai čiučiut, kad papuvusiamis būtų patogu kokį svetimautai atmėtyti. Tegu bus taip, kaip pasakiau. Riebalotais pirštais karalius pokštelė atspaudą, kita ranka pasikauso blusų sukadžito roželį beveik prie subinės ir klestelė šalia pečiaus atsidūsta. Darbeliai nesibaigia, vienas paskui kitą. Parisėt reiktų ar patostogaut, kur saulės daugiau, o čia dar net nepadabnesnio biuletenio negausi. Mat jau 3 parą pilies sienos apsiaustos aršių veganų kariuomenės. Tokia pasaka. Jų nėra daug, nes čia yra fantazija, bet maždaug 95% yra tai, ką aš jaučiau, tai, kur aš buvau, tai, ką aš mačiau ir panašiai. Tai grįžtant prie tos maisto temos ir to prisiminimo galbūt arba gal net ragavimo meno, mes labai pasikeičiam, pavyzdžiui, atostogų metu. Kuomet išpuola tas toks tarpsnis, vieniem 2 savaitės, kitiem galbūt daugiau, mes važiuojam kažkur ilsėtis ir tuomet kažkaip kitoks žmogus esi. Taip yra kažkoks tas laisvesnio, norinčio daugiau paragauti, daugiau pamatyti ir visa kita. O namie mes kažkaip labai tą greit rutiną įvirstam ir aš pats ir man, sako žmonės, reikia kartais įsižnypti kažkaip, nes mes gyvenam iš esmės aukso amžiui. Čia aš jau kartoju ir kartosiu visiems ir mūsų vaikai gyvena aukso amžiui ir ne tik dėl to, kad čia mes neturim žemės drebėjimo, kad mes ir karo dar neturimgi ir turim net 4 metų laikus ir galim iš esmės daugiau ar mažiau valgyti, ką norim, keliauti, kur norim, skaityti, ką norim, bet kažkodėl pasirenkam tokią kalinančią vienatvę prie teliko, užsisakius maisto iš kokio greito maisto restorano. Čia aš mestelsiu šiek tiek tą akmenį į dabar jūsų visų daržus ir savo to paties. Kuomet išeinu į Elektrėnus vakare, net ne vakar, savaitgalį, kai atrodytų turėtų tas miestas virti, ar kažkur kažkas, bet aš labai matau daug degančių šviesų ir dėl to man truputėlį liūdna, nes mes savarankiškai ir savanoriškai pasirenkame būto sienas, serialą ar dar kažką, vietoj to, kad tiesiog ieškotume kažko iš už namų. Dėl to, kai mane pristatinėja keliautojai, aš taip vis ginuosi, nes yra žmonių, kurie neseniai vienas pažįstamas visą pasaulį apkeliavo, visas pasaulio valstybės, tai čia gyvenimo projektas, o aš manau, kad tu tik išėjęs iš namų kažkur,
nu, kur nebuvai arba kur seniai buvai, tu jau esi keliautojas, keliauninkas, tu keliauji, tu atrandi kažką tai ir nebūtina rinktis kažkokius tolimus maršrutus, išleisti labai baisiai daug pinigų, nes mes įpratom, pavyzdžiui, per karantiną visi supratom, ar ne, sienos susidaro, išvažiuoti negalime, mes kažkaip pradėjom ieškoti kažko aplinkų ir nustebom, kad pasirodo šalia yra kažkoks piliakalnis, kažkoks upės vingis gražus, dar kažkas ir tie tokie atradimai, ašgi sakau, jie pasaulio nepakeičia ir tokių revoliucinių dalykų nepadaro, bet kasdienybę va tą tokią, kur mes dažniausiai ir gyvenam kasdienybėje, kiekvieną mielą dieną, padaro truputėlį tokius, ypatingesnius. Ir apie tą detalių pastebėjimą, aš dar turiu istoriją, yra ir knygoje, man atrodo, man labai patinka tatuiruotės. Aš jų neturiu nei vienos, dar greičiausiai artimiausiu metu ir neturėsiu, bet man tiesiog patinka žiūrėti, ką žmonės rašo ant savęs, ką piešia, bandyti įsivaizduoti, ką tai galėtų reikšti, gražu, negražu, daug dalykų. Ir praeitais metais, rugsėjo mėnesį mes žmonos Ingos gimtadienį nusprendėm Klaipėdai paminėti, nuvažiuoti tiesiog, pasivaikščioti po miestą, bet nelemtai sugedo automobilis ir išvažiavom su autobusu. Autobusu aš važiavau pakankamai seniai, didelis tas autobusas, žmonių daug, labai tokia marga publika buvo užsieniečių kažkokia delegacija, buvo studentai matyti ten kažkokia mainų programą, kažkas miega, kažkas valgo, kelias ilgas ir aš žiūriu, kad per dvi vietas nuo manęs miega mergina su tokia berankovė pliuzele, taip tikriausiai reikėtų tarti rengiant, nes yra tatuiruotė. Ir ne visa, aš nematau visos ir man žiauriai smalsu, kasgi ten yra. O ten iš butelio gražaus bėga skystis į kažką ir aš nematau į ką, nes tiesiog jau prasideda medžiaga ir man žiauriai smalsu ir aš gal čia net ir nueit, gal prižadė, kažką reikia padaryti. Sutraukiu telefoną, nufotografuoju ir galvoju, tikrai aš turiu pamatyti, kasgi ten toliau. Ir skiriškelnių kažkur ta mergina bunda, truputį tą ranką kelia ir aš pamatau visą vaizdą ir man viskas jau, mano diena jau užpildyta, misija įvykus. Tai iš didelio butelio bėga skystis dar didesniam banginiui ar kašalotui į burną. Ir aš Ingai sakau, matai, va, kokia tatuiruotė graži, va, kažką matyt reiškia. O Inga man sako, tu pažiūrėk, kas tavo ant džemperio. Aš pasižiūriu, pas mane ant džemperio toks pat identiškas banginis, va, viens prie vieno. Ir aš tą džemperį pirkau ne dėl to, kad man tas banginis patiko, aš tiesiog pirkau džemperį, nes man to džemperio žiauriai reikėjo, nes mes vieną dieną turėjom skrydį oro balionu, ten, žinot, prieš porą valandų praneša, kad galima skristi ir sako, pasiimkit kokį drabužį, nes viršų šalta. Aš nuvariau humoną ir pasiėmiau pirmą pasitaikiusi džemperį su kašalotu. Ką reiškia šitie ženklai, aš nežinau, bet aš kažkaip linkęs juos pastebėti ir man jie suteikia kiekvienai dienai, kažkokio tokio ypatingumo, nes visi mes, aš atsimenu, kai man 19, kai 20, kai tu norėjai visko ir būtų gerai, kad jau vakar tai būtų buvę. Bet po to tu supranti, kad truputėlį gyvenimas kitaip sudėliotas ir tu mokais gyventų kažkaip, įsivaizduoji, kad tu gal net supranti, kaip gyventi, bet po metų dviejų supranti, kad nesupranti, kad kitaip čia kažkaip buvo. Ir aš dėl to vis dar matyti nenoriu užaugti. Ir manau, kad užaugimas arba kažkaip tas suaugusio gyvenimas jis nėra labai linksmas ir tuomet paaugliai sako, greičiau man 18 ir greičiau man čia darbas, dar kažkas, aš sakau, ne, čia spastai, čia didžiuliai spastai, tu tiesiog įsiviliosi ir po to nebus kaip. Kai man buvo, 12 ar jo, aš labai norėjau mopedo. Ir tuo metu buvo dar atvažiavę pas mus giminaičiai iš Australijos ir mes gavom, kaip vaikai, dovanų $. Ne tų tikrų, o tų australietiškų. Bet vis tiek jie buvo, tas kursas gan nemažas. Ir mes su broliu nutarėm, kad davai mes susimetam, dar kažkiek tėvai pridės ir nusipirksim mopedą. Ir taip pasiruošėm, nuėjom pas tėvuką, sakom, taip ir taip, pirksim mopedą. Ir prasidės, o kam vaikai tas mopedas? Taigi užsimušit, kas čia dabar? Tai geriau klausykit, sulaukit jūs tam tų 16 metų, va, yra motociklas ir slaugykit teisės ir vairuokit motociklą. Okei, laukiamės, 16 metų. Kam jums tas motociklas? Taigi, griūsit, taigi pavojinga priemonė, transporto priemonė pavojinga. Ne, palaukit 18. Palaukit 18, jūs laikysit teisės automobilis. Automobilis, va čia jau ir saugu ir visa kita. 18 metų. Kam tą mašiną? Taigi stosi Vilnių visur troleibusų nuvažiuosi. Va, baigsi, aš tau nupirksiu mašiną.
Nu, skirtumas tik tas, kad brolis baigė univerą, o aš ne. Ir jam nupirko mašiną. Ir įdomiausia, kad, nu čia, kad bandyt suprast, kiek kam metų, tai jam nupirko mašiną, kai jis baigė kolegiją ir ta mašina važiuoja iki šiol. Įsivaizduojat, kokia tai markė, pasakykit, galėjo būti. Jis vis dar važiuoja ir tik šiemet jau sakė, gal techninės nepereis, bet važiuoja. Audi, taip, kaip, 4 žiedai. Tai tas va toks, va ta istorija tokia, aš kartais pagaunu ir Ugnį tą patį savo irgi sakydamas, ne, tu palauk kažkaip, tu atidėlioji norą, o po to suvarti, kad nebenori, matyt, kad. Tai grįžtant prie tos neužaugimo temos ir prie to tokio subrendimo, aš nežinau net kaip tai pavadinti, aš labai stengiuosi bėgti nuo to, man tas, sakau, ne. Nes turiu pažįstamą ne vieną, kurių tikslas buvo gyvenime, kaip ten sako, ne, užauginti sūnų, pasodinti medį, pastatyti namą ir kažkaip baigtinis pasidarė skaičius ir dabar, kaip toj Mikutavičiaus dainoj, prisidarėm skausmų, kurio nepraeina, pasistatėm namus, į kuriuos nieks neteina. Tai sukam ratu prie tų visų svečių, nes kol tas žmogus siekė karjeros, kol jis statė namą, kol jis smarkiai dirbo, jis padarė pauzę, nebendraudamas su savo gal draugais ir pažįstamais ir nu, po to tiesiog tu neberandi kalbos, neberandi jokių sąsajų, nes praėjo toks nemažas atrodytų laiko tarpas, 15 ar 20 metų. Ir visi mes keičiamės, visi mes tiesiog kitokie daromės, tai aš kažkaip džiaugiuosi labai, kad aš nespėjau dar taip užaugti ir aš dar turiu tų tokių vaikiškų reikalų visokių ir dar pažįstamų nemažai, tai aš dėl to džiaugiuosi. Bet čia matyt gal dar kaltas radijas, nes aš visą savo gyvenimą dirbu radijui, kur iš esmės čia net nedarbas, aš iki šiol mano tėvukas jis nesupranta, kas čia per darbas, daugelis pažįstamų irgi nesupranta, ką aš ten darau, kartais ir aš pats nesuprantu, bet taip yra, bet savų laikų aš pakalbindavau apie 200 žmonių per metus. 200 žmonių per metus tai yra praktiškai kiekvieną darbo dieną po žmogų, kuo įvairiausia, su įvairiausiom profesijom, pomėgiais, pasiekimais ir taip toliau. Ir aš kiekvieną kartą gaudavau po tas 40 minučių tokią paskaitą, iš pradžių mano, po to visiems kitiems klausytojams. Ir dėl to man matyt truputį lengviau suprasti visas situacijas, aš galiu suprasti, ką reiškia viską parduoti, išplaukti į pasaulį, nes man pasakojo gyvai. Aš žinau, ką reiškia kraustytis iš miesto į kaimą, nes tą patį padariau. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie kardinaliai keičia savo profesiją, savo gyvenimo būdą. Tai palaikymas yra labai svarbu, o grįžtant, kai aš pirmą knygą rašiausi rašyti ir taip neatsargiai pasakiau, kad čia galbūt čia ta, na, tai, nu, taigi kas, patys tie artimiausi žmonės tau sako, apie ką tu čia rašysi, nu, tai, kiek čia nugyvenęs, autobiografinį įgą jis matai parašė pirmą, apie savo gyvenimą, kai to kiam net nėra. Tiesos yra, bet aš pagalvoju, bet jeigu man bus šiam ir aš neatsiminsiu nieko, tai gal geriau surašysiu tai, ką bent jau atsimenu. Tai tas palaikymas pirminis, svarbiausias, ar mes verslą darom, ar mes kažkokį projektą, aš visuomet stengiuosi savus palaikyti ir nors nekartais tu matai, kad truputėlį beviltiškas reikalas, bet, na, palaikymas yra svarbu. Dėl to, kai man buvo metų gal kokie 5 ir mano babos gamindavo ir mano mama dirbo vaikų darželį virėja, aš ten turėjau tokią labai tolerantišką aplinką ir man nebuvo daužoma per rankas, sakoma, kad to nedaryk, čia tas negerai, čia nepavyko ir tą pirminį etapą, pažindinantį su apskritai maistu, aš praėjau labai sėkmingai, nu, savotiškai sėkmingai, bet netmušė man, kaip sakoma, noro ir toliau tą daryti. Tai tokie štai reikalai. Gal dar kokią dabar. Ar norit liūdnesnės istorijos? Nes liūdnų šiaip beveik nėra, bet aš gal paskaitysiu vieną tokią, nu, šiek tiek liūdnesnę, nes, nu, ten keiksmažodžių nėra, man atrodo. O čia vis dėlto. Nes ką aš apgaunu, ką aš apgaunu, čia mano, bet nesakysiu, mano dukra grįžo neseniai iš stovyklos, iš Nidos, 2 savaitės nesimatėm, atrodo vaikas užaugo, ten tikrai fiziškai net užaugo. Sakau, tai skambinu, kaip, sakau, tavo čia sekas tas stovyklos pabaiga. Sako, užsikis.
Sakau, tai kaip ir aiškinu. Nes vat, čia yra žmonių, mes pažįstam kiekvieną, matyt, kur yra talentas keiktis. Yra, nes šiaip banaliai keiktis moka kiekvienas ir net neįdomu. Yra tokių, kur tik keiksmažodžiais kalba. Bet vietoj pasakytas tas žodis, jis labai sutrumpina tą dialogą ar monologą, kurį tu čia pasakytum. Ir tiesiog vienas žodis vietoj 50. Ir viskas tvarkoja tada. Tai aš apie liūdesį ir troškinį paskaitysiu jums. Šiandien man liūdna. Liūdna nuo ryto, autostrada riedant su panikuojančiu pirmadieniniu srautučiu dviračių leisinu greičiu. Įkvepiu liūdesį, tas nusiridena žemyn, tyliu aidu atliepia tuščias skrandis, katra vietoj visaverčių pusryčių šiandieną lepinu vasaros skonio Red Bulliu. Vakar su tėvuku mano gimtajame elektrinų trikambaryje netyčia palėtėm jautrią laiko temą. Kaip pisuko greitai lekia, o aš važiavau tai ne dėl to, kad baisiai pasiilgau, o su reikalu. Kažkur spintose glūdėjo užtikarintą broliuko turistinę kuprinę, katrą skolinosi būsimiems vasaros pavalkatavimams po užpoliarinę Švediją. Dėl to užvažiavimo dėl reikalo tapo dar liūdniau, bet ne vakarą, šiandien. Važiuoju po darbo namo, lyg kas nuskriaudęs būtų. Užsukęs ant kapų uždegų pigių parafinų tvoskiančią žvakutę, paskaičiau datas ant paminklo, kabindamas kavliuką ant kapinių vardelių polydžių bešokinėjančią stirnų trijulę baltomis šiknomis. Skalikas pašokęs aplaižo kuliorius, paskui švelniai krimstelna į alkūnę, taip priekaištaudamas, kad grįžtu ne pagal šunišką grafiką. Miruojasi nusipirktus batus ir eina pasivaikščioti. Raminuosi po biškiuką. Grynas oras ir nueitas atstumas apspakaina tą liūdesį dėl liūdesio. Yra dalykų, kuriuos kažkur viduje visada žinojai, bet apsimetė, kad jų nėra ir tiek. Liūdesys man visuomet arčiau tos tikrosios laimės akimirkom, nei tas 100% džiaugsmas. Kai džiaugiesi, tai tarsi gerą komediją žiūrėtum, ar neprognozuojamame tūse dalyvautum. Atsipalaiduoji ir eini paviršiumi, vos bangelę keldamas. O štai liūdesys tave įma ant gilesnio lygmens. Jokių čia lele arba dar po vokalą. Ir nereikia pasiteisinimų ar pradėti savęs gailėjimo serialą. Ir kas keisčiausia, kuomet man nuoširdžiai pasidaro liūdna, aš to liūdnumo neveju šalin. Klausausi senų roko balažių, skaitau knygas, kur herojai krinta kaip musės nuo diklofoso, vartau jau išėjusių žmonių nuotraukas, ar tiesiog atsistoju prieš veidrodį ir žiūriu kitą stiklo pusę, lyg jį egzistuotų. Aitrinu tą liūdesį parankinėmis priemonėmis ir prisiminimais. Ir nutinka stebuklas. Dingsta liūdesio algoritmo formulė, kaip su geru trintuku pasidarbavus, lieka tuščias lapas. Gal nelabai švarus, kažkiek pamozuotas, gerai įsižiūrėjus matosi, kad kažkas nesgrabniai paišė durnovotus grafikus bei formulės, tačiau jis tuščias. Kiti pasakytų, kad įvyko nusidulinimas, ar aš nesutikčiau. Nesu tas plovykloje nuplautas vokiškas universalas, gerokai prismaugtas autobanuose, kaip tie tiesiog atsukus spidometrą imčiau ir pažvalėčiau nesvietiškai. Bet žinau, kad liūdėti man retkarčiais netgi patinka. Kad ir koks tu žmogau būtum, bet valgyti vis vien ką nors užsimanysi. Dar nuo penktadienio šalitve marinuosi jauno šernioko šonkolių išvundinti lino iš palūšės. Marinatas teisingas, su daug žolelių, lauro lapų, cieli 5 rūšių pipirai, įspausta citrina ir šlakelis Worcesterio. Kažkada kažkas man sakė, jei žmogus giriasi, kad moka užtaisyti tą hujieną troškinį ir nieko daugiau, reikėtų tylomis abejoti jo kulinariniais sugebėjimais. Čia gal ne visiškai tiesa, geras troškinys turi magiškų galių, pats jo gaminimas panašus į seno raganiaus ruošiamą stebuklingą viralą. Daug mėsos ir daug daržovių, morkos, bulvės, cibuliai, porai, česnakai, saliero galva, ropės pusgalvis. Viską tinka. Galit fikačinti pomidorus, paprikas, brokolius, fasolius ar kavalkus moliūgo. Tinka viskas, gal tik dėl rūkytų šproto bijočiau, bet kas aš toks, kad skonius ir poterius niveliuočiau. Svarbiausia, su troškiniu kaip ir su liūdesiu, neskubėti, mažomis porcijomis, paviškiuką pagal grafiką ir eiliškumą, su pauzėmis špižinį dangtį praverti, bokalą pasipildyti, ar nosį prisižliumbus išsipūsti, kad točniai pavyktų ir ištraškinti viską ir išliūdėti. Tai grįžtant vėl prie maisto temos, vienas pažįstamas netaip seniai nuėjo pas specialistus, sako, sudėliokit man mitybos planą, normaliai, kad būtų, kad sveikas būčiau, kad produktai būtų sveiki čia. Gert mečiau, sportuot pradėjau, nerūkau, žodžiu, o norėtus dar ilgiau pagyventi. Ir koks buvo nustebimas, kai ten keli protingi žmonės pasakė, pati geriausia dieta, sakė, tai
taip maitintis, kaip maitinosi mūsų seneliai. Ir taškas. Tinka ir lašiniai, tinka ir bulvės, tinka viskas, kas šviežia, viskas, kas sezoniška. Nu, aišku, to cukraus ten nereikia ryti saujom, bet mes kažkaip ieškom kažkokias piliulės, kažkokių miltelių ar kažkokio plano. Bet viskas iš esmės jau sugalvota, viskas aišku ir jie mokėjo gyventi, tiesiog, nu, mūsų seneliai mokėjo gyventi ir jie žinojo, kaip gyventi be jokių ten kaučerių, be jokių mitybos specialistų. Mums jų reikia ir mes kažkaip galvom, kad vat, jie nėra teisūs. Tai dėl to man patinka kartais per metus kartą, šiemet tik neišeis, nes va, turiu draugę, kurią reikia parduoti, išvažiuoti į Švediją, į šiaurę, su kuprinėmis praeiti ten kažkiek kilometrų, daug panešti. Paprastai važiuojam ten nemaža kompanija, labai skirtingi žmonės, labai su skirtingais ir pomėgiais ir užsiėmimais, bet kažkaip sulipę esam ir yra labai įdomus pastebėjimas, labai irgi banalus ir aiškus, bet kad tą suprasti reikia patirti, kad 3 dieną maždaug mes visi esam vienodi ten. Mes visi pasidarom vienodi, visų kojinės mirda, visus uodai sukanda, visi pavargę truputėlį, apsipykę ir man ten yra patys tikriausi žmonės. Nukrenta tos mūsų prilipintos ir kaukės, ir kažkokie tokie, nežinau, makijažas, nes labai paprasta gyventi civilizacijoje, kuomet tu labai gali pasislėpti bute, po gražią aprangą, po savo užimamom pareigom ir viskas dėl saugumo, aš suprantu, mes visi nenorim būti pažeidžiami ir nenorim, kad mums skaudėtų, bet tikro žmogiškumo mes pasiilgstam. Va čia tas ir yra, kad tu pats nenori, labai žmogum, bet nori, kad kitas būtų. Kiekvieną kartą aš dabar, kai važiuoju į pristatymus, aš turėjau tokį eksperimentą ir kol kas viskas puikiai veikia. Sudėtinga pas mūsų vyrais. Ir aš tai sakau kaip vyras. Nes auditorijos yra 80 prie 20 čia jau labai gerai. Jeigu iš 10 žmonių 8 moteris 2 vyrai, bet kartais būna ir 0,5 vyro. Tai šiuo atveju aš labai džiaugiuosi, kad Elektrėnuose mes čia turim nemažą procentą, aš manau, kad taip ir bus. Tai aš klausiu moteris, kas daro, sakau, kur vyrai? Nu, aš žinau, kad vyrų mažiau apskritai Lietuvoje gyvena, bet ar mes čia apjautę truputėlį pasidarėm, ar kažkaip pralošėm šitą visą reikalą? Nu, pasakykit man, kas yra negerai? Apie žvejybą reikia šnekėti. Čia yra apie tai, apie ką dar reikia kalbėti. Aš nežinau, kiek tame tiesos, bet aš kažkur skaičiau, kad kaip taip nutiko kažkada seniai, kaip iš matriarchato pasidarė patriarchatas. Kodėl taip nutiko? Ir ten keli mokslininkai sako labai paprastą priežastį, sako tiesiog kažkada seniai vyrai suprato, kad ir jie kažkaip prisideda prie vaikų atsiradimo. Ir tada pasidarė, tai tu matai, čia ir mes kažkaip čia šitą. Nes moteris liepia, taip įsivaizduoju, kad neviešino, kad čia kažkaip tas vyras yra reikalingas. Tai manau, kad kažkaip vėl grįžtam mes to, kad vėl kažko daug ko nežinom ir taip toliau. Tai žvejyba, o kaip tik ir atėjom prie žvejybos. Ačiū labai, kad užvedė temą, nes žiūrėjau, kaip tik pats man ir punktas užrašytas. Yra toks geras filmas, Lašišų žvejyba Jemene, man atrodo taip vadinasi, labai geri aktoriai ir tai nėra filmas apie žvejybą. Ten yra tų epizodų, bet yra ten labai geras sakinys. Trumpai, čia kad nespoilinant, siužetas toks, kad labai turtingas šeikas nusprendžia Jemene padaryti dirbtinę upę ir kad ten gyventų lašišos. Nors visi mokslininkai, visi sako, kad tai yra neįmanoma, kad tiesiog pinigų švaistymas, bet jie susispiria, susiranda Didžiojoje Britanijoje tokių entuziastų ir jas pasikviečia už didelius pinigus, kad padarytų dykumoje upę, kur gyventų lašišos. Ir vakaras, jie ten visi ruošės vakariniauti ir šeikas sako, pasimelskim. Ir vyriausias mokslininkas, kuris atsakingas už tą visą lašišų įgyvendinimą, sako, aš sako, netikintis, sako, aš nesimeldžiu. Šeikas sako, bet sako, tugi žvejoji. Sako, nu taip, aš sako, žvejoju, sako, daug žvejoju. Sako, pasakyk man, kiek kartų, sako, tu grįžai namo nieko nepagavęs. Aš sako, daugybę kartų. Sako, nu va, tu sakai, kad tu netikintis. Tai ta žvejyba, bent jau mano gyvenime nuolat keičiasi. Ir tai, ką aš ten buvau pradėjęs, kai man buvo ten 6 ar 7 metai su dėduku,
po to buvo tikslas kuo daugiau pagauti, kuo didesnės pagauti, žvejoti kur negalima, nu, bet šitą mes visi esam perėję bėgti nuo inspekcijos, nuo gamtosaugos, paskui važiuoti kur dar nebuvęs. Su mano žvejybom dabar tokia stadija, kad aš kartais tiesiog pabūnu prie upės arba prieinu, pažvejoju pusvalandį, paleidžiu viską ir keliauju namo, nes nieko, aišku, nėra skaniau už šiaurėje keptą kiršlį, kuris dar ten prieš 5 minutės plaukėjo ir tas visas maisto šviežumas ir visa ta aplinka, bet nu, Lietuvoje kiršlių labai yra nedaug, tai jų irgi truputėlį gaila. Ta žvejyba nėra mūsų tokia kažkaip, aš nežinau, yra dabar to anekdoto apie, kad ten aš neinu žvejot, man žmona namie gert leidžia, tai truputėlį kitokia, nes mes stengiamės dar kažkur nuvažiuoti, kažką pamatyti, gamta pasidžiaugti ir taip toliau. Bet pas mane vis vien yra ta fobija, aš turiu namie sukrovęs kuprinę, maža kas pas mane yra ir jeigu reikėtų netyčia išeiti, ir aš kaip ir pirmoje knygoje sakiau, kad vyras laimingiausias tada, kai išeina iš namų ir kai grįžta. Ne dėl to, kad jis išėjo, kad jis supyko ar ten buvo kažkoks ginčas, bet tiesiog tas mūsų matytų, nežinau, rašytoja Umbrasaitė yra pasakęs, kad vyrai lietuviai yra truputį vikingai, tai mums reikia to kažkokio žygio, kad ir įsivaizduojamo, kad ir kažkokios tokios kelionės su laiminga pabaiga šiuo atveju. Grįžti su kažkokiu grobiu namo. Tai kitas dalykas, netaip seniai aš Ugniai klasiai turėjau papasakoti apie profesiją ir aš supratau, kad aš neturiu profesijos, tai tiesiog bandžiau vaikams pasakyti, kad nėra nieko baisaus, būtent 40 su trupučiu ir nežinot, ko nori. Čia yra viskas tvarkoja, bet pageidautina kažkaip žinot, kas patinka, arba kas labiau tau širdį pradeda taip virpinti. Tai iš esmės aš neturiu profesijos, nes, nu, kaip jau tie, kur skaitė pirmą knygą, žino, kad mane išpirdolino iš univero, aš, kaip čia sakau, be 2 kursų mokytojas, nu, tai toks pusiau, 20 metų dirbu radijui, o tokių kursų arba tokios disciplinos universitetuose irgi nėra. Tai toks kaip ir savamokslis, tada esu parašęs 2 knygas, bet nėra rašytojų akademijos pas mus, o tie, kurie tos kursus siūlo, tai patys labai prastai rašo, tai gal tada ir nereikia. Kulinaras aš irgi savamokslis, išmokau per klaidas ir per įvairiausius bandymus. Tai kuomet 12-mečių vaikui į klasę ateina karjeros specialistė, aš tiesiog noriu ją išspirti pro duris ir duoti tam vaikui pasidžiaugti vaikystę ir paauglystę, nes mano galva tai yra visiškai nesąmonė 12 ir 13 metų bandyti įpiršti profesiją ir nėra nieko blogiau, kuomet tas jaunas žmogus 4 metus atsimoko, grįžta, nutrenkia va taip diplomą ir vietoj kokio nors inžinieriaus keliauja jaučių auginti. O tokių pavyzdžių aš žinau. Tai apie tą nežinojimą, kuo būti, aš kažkaip norėčiau link pabaigos truputėlį traukti, bet prieš tai apie šitą visą indą, kuris čia yra, aš esu tas žmogus, kuris, aš visada nusipirksiu tai, ko neragavau. Jeigu aš pamatysiu kažką parduotuvėje, ko aš nemačiau, aš būtinai nusipirksiu. Jeigu tik kažkas, ko nėra ir atsirado, aš nusipirksiu. Ir tai, žinoma, tokia loterija. Tai tu kartais išloši, kartais labai praloši. Tai ar yra čia žmonių, kurie ar iš Žemaitijos, ar turi draugų žemaičių, ar dažnai ten lankosi? Čia labai svarbus klausimas. O, tai galiu sudegti tada. Nes galiu sudegti, nes man Žemaitija iki šiol yra vis tiek tas paskutinis bastionas tų ne lietuvių, negalima sakyti, kad lietuvių, ten yra žemaičiai. Ir su savo kalba, ir su savo manierom, ir žinoma su tuo kulinariniu paveldu, ir jie valgo tikrai ne tai, ką valgo mes, ypač jeigu mes gilintumės į tą senesnius laikus. Tai turėjo būti plovas, bet kai aš sakiau, aš pagalvoju, bus vasara, bus karšta, ką aš su to plovu žaisti, tai aš labai norėčiau, kad aš norėčiau jūs pavaišinti iš Žemaitijos atkeliavusių ir mane išmokino vietiniai šmakalų. Kadangi
Nu, turėjo būti karšta, o šmakalas bent jau man tai yra dabar kur kas skaniau negu šaltibarščiai, tai Ignai, kad man truputėlį padėtum, tai aš papasakočiau, ką mes darom, nes čia iš esmės daromas labai paprastai ir lengvai. Jeigu taip į tuos senus laikus grįžtant, tai man pasakojo ten viena močiutė, jog eidavo į turgų, iš žydo pirkdavo silkę, tą silkę grįžus namo saviniodavo į arba popierį, arba į laikraštį ir mesdavo į pečių, kuris jau baigdavo degti. Nes mums reikia, kad ta silkė atiduotų visą savo sultis ir truputėlį iš tos tokios bliškios spalvos netgi truputėlį paruduotų ir taptų maksimaliai sūri. Tada tiesiog tą silkę su šakute tu sutrini, pertrini, aš šiuo atveju su pincetu išrankiu į kaulus, 99% vis tiek gali koks nors pakliūti daiktas. Ir aš tą padariau vakar, nes pagalvojau, kad mes šiandien kūrensim, nedėsim ir gaunasi tokia substancija. Pirmą kartą, kai man pasakė, aš buvau žmonės durniai, ką jūs čia šnekat, kaip jūs galite dabar tokį patiekalą daryti ir tai, nes žinot, kad antra ingrediento dalis yra rūgpienis. Tai po to sakot, kaip papraškės man plauti ar nereikia. Bet patikėkit manim, čia tikrai tie, kurie ragavo, žino, kad yra unikalus ir labai savotiškas, o šiaip man tai net ir labai gardus reikalas. Jo, gerai. Taip pat mums reikės krapų ir svogūno laiškų. Čia pagal skonį. Ir visą tai mes įmam ir užpilam rūgpieniu. Gerai. Aš labai gerai turiu asistentę, tai aš labai džiaugiuosi. Daug lengviau. Ir vėlgi šitie patiekalai yra atkeli... Čia kaip mes sakom, pati geriausia virtuvė italų, labai mes mėgstam italų, prancūzų, bet iš esmės ten yra babų virtuvė, tai yra mamų, močiučių virtuvė, kuri gimė dėl to, kad reikėjo pamaitinti šeimyną, kuri sunkiai dirba iš to, kas yra namie. Ir kažkaip mes pamirštam, kad mūsų virtuvė yra lygiai tokia pati. Viskas yra gimė iš to, kad karštą vasaros dieną, nežinau, keliaujant šieno vartyti ar šienauti, tas šmakalas, tai šiuo atveju šalta sriuba su ta silke, jinai su skonių balansu duodavo ir energijos, ir to pačių kalorijų. Visiškai, aš net žinau, kad biednai būdavo, kad tik silkės galvas dėdavo, bet aš jau taip poniškai pasilgiau čia, kad būtų, nu va. Tai į Žemaitijos ponės jūs esat ragavę šmakalą, ar ne? Tai tada būkit geros, neteiskit per smarkiai, o visiems kitiems tada reikėtų luktelti bent kažkiek laiko, kad tie skoniai susimaišytų. Sako, nelieka čia greitosios pas mus, ar yra greitoji? Vaikų skyrios nelieka, na, tai tada į Trakus nesinorėtų važiuoti. Tai mano knygoje yra tokių primirštų truputėlį istorijų apie maistą. Aš, kaip ir sakau, jūs nepasigaminsit galbūt tip-top tai, kas yra, bet prisiminimus tai sužadins tikrai nes mes pamirštam, o iš esmės yra tik du atvejai, kaip galima prisiminti, skaitant knygas arba klausant žmonių, kurių tarp mūsų jų ir vis mažėja, nes tiesiog tas laikas per greitai bėga. Nes vienoj knygą aš buvau perskaitęs senoj, tai tarpukario, apie vėžių sviestą. Ir man buvo toks atradimas, aš galvojau, kaip, čia va, aš pasigaminau vieną kartą, antrą kartą, žinau, kad ir bičiuliai keli jau darosi. Ir aš galvojau, kad aš atradau kažką unikalaus, kad čia yra mūsų. Ir tik paskui, protingesni dėdės paprotina, kad čia apskritai prancūzai senovė šitą žinojo ir karaliam būdavo jis patiekiamas. Tai kaip pasigaminti vėžių sviestą yra receptas jau toks pakankamai konkretus. Tai aš dar nebaigiu, vis tiek, kol neparagavote ir niekur neisit, papilstam, ar ne? Papilstam. Kadangi antrą knygą, aš būdamas nepataisomas optimistas, įsileidau savarankiškai, tai man kitaip ir neleidžia leidėjas šiuo atveju, aš pats sakyt, kad knyga prasta. Tai turiu ir pirmosios, ir antrosios. Perkant kartu yra nemaža nuolaida, galiu užrašyti, ką norit, galiu nieko neužrašyti, bet čia visą tai mes padarysim, kai paragausit.
O aš galiu paragauti tik nuo šaukštelį. Katę maiše. Ir mažiau. Neblogai, tikrai. Tai drąsiausiam galim iš karto ir paduoti, o jums visą šeimą į darbą dabar. Nes kuomet knygas užregistruoji Latgos svetainėje, ten gali nurodyti paveldėtojus, tai aš jau tą padariau. Tai kaip ir jeigu ką, tai jei bus pasisekimo didelio. Gal dar mano mokytoja norėtų ką pasakyti? Aš vis tiek vienai pirmųjų knygą įteikiau, tai kažkaip manau, kad tikrai buvo perskaityta. Auginau vaiką gerą, ar ne? Dar liko, kurie klauso. Tai pirmiausia, tikrai širdies dėkoju Antanui, kad jis tik karštą knygą iš leidybos visą laiką atvežavo. Ir su visa šeima ir važiavo jis priimtų. O kaip Antanas sako, kad pirmą knygą jis išleido ir savamokslis ir taip toliau, tai aš galiu pasakyti tik Antanas. Pirmiausia, Italijos šeimybės 2000 metų paskelbimo rašinio konkurso laureatas mokykloje buvo taip, kad raštininkas buvo geras, šnekėtojas taip, jeigu reikia mane pavaduoti, Antanas Antonis. Tik nieko nemokėjo. Bet va, taip jau atsitiko. O šiaip labai džiaugiuosi perskaičiu šitą knygą. Atradau tokių įdomių naujienų. Jas norėčiau pakomentuoti kai kurias. Jūs tikriausiai norite klausydami, bet aš vis tiek turėsiu kažką paskaityti iš jo. Aš apie Antaną galėčiau pasakyti, kad pirmiausia tai yra geležinio skrandžio vyrukas, kaip jis apie save sako, kad jis yra atmintyje turi 1000 slaptų kampelių, apie tai sužinosit nusipirkę knygą. Ir kad dar apie jį reikėtų pasakyti, kad jis yra tam tikras ir raganius. Negalvokit, kad jūs čia taip sėdite, norėsit namo uždirbti visi. Va, nes kaip jis sako savo knygoje, kad geras troškinys turi magiškų galių, pats jo gaminimas panašus į seno raganiaus ruošiamą stebuklingą viralą. Jeigu jūs pagal tą knygą gaminsite, tai irgi taip pat gausite kažkokių galių. O kaip čia viena gerbiama jo skaitytoja sakė, kad už keiksmažodžius jį žada strėvoj patapinti, tai aš jau pastebėjau šiokį tokį virsmą dėl tų slavizmų, kurių čia yra gana nemažai. Tai dabar žiūriu, kad jau tie slavizmai šiek tiek jau kažkiek keičiasi jau Europos, vakarų Europos žodyną atsiranda pirmiausia naujų patiekalų ir vis jau iš to krašto, ne iš rytų. Tai galvoju, gal ispaniškų priesagų jau atsiranda, ir ten visokių kitokių. Tai šiaip jau aš labai norėčiau padėkoti pirmiausia ne Antanui, o tikriausiai Ingai, už tai, kad ji kartais
kad neprapultų šitas brangus daiktas, parsiveža Antaną daug šnekantį ir tikinti pasaulio išgelbėjimu. Va, noriu palinkėti Antanui, kad vis dėlto miego būtų daugiau, alaus mažiau ir nervų atleidimo taip pat mažesnis kiekis. Va, dar vieną mažą pastabėlę, kad labai gražiai skambėjo vienas sakinys, bet jo prozoje niekad nereikia įjuoti, nes jis taip rašo, džinas, romas ir tekila mane tik vasarą nuramina. Tai va, eiliuotai reikia poeziją, čia jie reikia. Va, na ir žinoma, tas geležinio skrandžio vyrukas sako, darau ką noriu ir ko. Darau ką noriu ir ko nedaręs dar darau. Va, tai vis dėlto paprašyčiau, jeigu jau norite pakeisti pasaulio ir išgelbėti pasaulį, tai reikia dar iš žmonos atsiklausti, tikriausiai, ar ne? Va. Leidimo, o šiaip va, dėl tų visokių žodžių, pavyzdžiui, man labai patiko žodis liulys ir aš jį labai gražiai atsimenu, nes ten kalbam apie lilę kebabą, va, o atsimenamas lietuviškas labai gražus žodis liulys, kaip nusikabina čia iš nosies. Da, pridu. Tai va, labai džiaugiuosi dar skaičiu šitą knygą, iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir jeigu jūs nepavargote, aš galėčiau dar truputėlį paskaityti, kas man labai miela, bet jeigu laikas jau jūs skaityti, galiu, gerai, tai tada aš irgi žinoma neskaitysiu žodžių, kurių, ne, ir taip toliau. Aš labai ilgai padėkoti. Žymėtis mano svarbiausios strėvos, mano mylimos strėvos. Va, ir čia tokios morkos. Liaudiškos, kaimiškos. O čia mano kūrybos. Ačiū labai, ačiū. Sėkmės tau. Kaip Antanas kalba čia apie receptus, mes kalbame apie gyvenimą ir iš tikrųjų yra atrodo minčių aš jau kalbau, bet iš tikrųjų labai verta knyga ir verta dėmesio. Laimė. Mano laimė jau visai didelė. Laimė, klausyk. Centimetrai ant medinės durų staktos raukščiasi aukštyn kaip spėriai. Taip spėriai, kaip ambicingo startaperio milijonais velkintys metiniai planai. Ir mamos aukštakulniai jau nebetolima siekiamybė, o labai artima ateitis. Kartu ta laimė dar visai nedidelė. Įvairiaspalvėmis lemputėmis dekoruotas lėlių namelis įtraukė į mistiškus ir visas muilo operos nukonkuruojančius scenarius. Na, kas, kad šalia išrikiuoti kvepalų buteliukai suaugusiai moteriai. Mano laimė, ne vien gėris, bet grožis. Kartais baugiai užuosi nuo tyros ir tikros neapykantos dūmų. Rankose tas nežabotas vaikiškas pyktis ir taiko į pačias jauniausias mano vietas. Dažnai pataiko. Mano laimė jau dažnau. Analiant net liežuvį iškišus mentelę stropiai gramdė ryžius iš petelnės, nepamirždama vis kliūstelti sodraus sultinį. Rizotas su baravykaičiais nusisekė puikiai, nors jaunoji šeimininkė labai skeptiškai pritarė, jog patiekalą reikia įlieti baltų sausinių stiklinelį. Kai YouTubinam įvairius muzikinius gabalus paklausyti, plečiasi abieji akiračiai. Tik aš dažniau raukausi. Mano laimė turi svorį, kuomet riptau. Tėtau, gaudyk, šokom, kuros. Šį
trūkstantis atlaikyti laimės svorį jau nėra labai paprasta užduotis. Na, laimė susirangius vis dar telpa ant kamienų, aš dar esu liūdna, mėgas savo minutę išlaikyti. Tuomet tylomis savo paniekiu, kad lygiai taip pat įsikabarosiu lyg mano pirmąją pensiją. Ji pati geriausia mano mokytoja. Tik maniškiai pasižymi trimestre, norėtųsi, kad būtų visie. Mano laimė pradžios bus per didelė tik mano draugui mažam instutui. O pamažėlė. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi tokiomis Antano mintimis, kad šiame skyrybų kiekviename pasaulyje jis išlaiko šeimos ramybę, jį traukia namai, žinoma, įvairios pažintys, toli, bet tai yra jam be galo svarbu. Ir tai yra man brangu ir to žemė. Nebijau, kad išeis bus. Tik tai bėda, kad kažkaip nepasistengia. Ir dar noriu pasakyti, kad Antanas taip pat kaip ir nevaikis, bet kaip geras kalbininkas, žinokit, jau žodžius rašo iš 21 raidės. Yra tokių žodžių knygoje. Ir tai yra jau, kaip jis sako, meniniai papūrinimai. Iš tikrųjų taip ir yra. Ir tas žodis yra, tai paieškosiu, kuris čia toksai labai ilgas. Aha. Apsividuriuosiantiems. Pasirodo, matot, išmokiau net būsimojo laiko dalyvių. Čia ką nors turi bendro su maistu? Neišvengiamai. Tai aišku. Per daug nesveika vadinasi, čia išvertus į lietuvių kalbą. Tai va, žinoma, dar turiu vieną tekstą, bet aš jau jūsų kantrybės tikriausiai ne. Yra labai geras tekstas apie gerves. Tikrai geras. Tai tikriausiai jūs pavargot klausyti. Paskaitysiu. Ačiū labai. Kadangi yra plojančių dar tai nebuvo taip ir neskanu, ar ne, tikriausiai. Jeigu norit pakartoti, dar yra. O kadangi iš tikrųjų laikas jau kantrybės nebandytai, aš tik paskutinį sakinį susirašęs, kuris ir man svarbus, ir manau, kad taip pat veiksmingas turėtų ir būti jum. Kadangi aš su daug labai žmonių bendrauju ir darbe, ir nedarbe, ir visais šiaip kitais atvejais, tai mes visi labai norim būti išklausyti. Mes tikrai esam pasiilgę to bendravimo ir mes visi norim būti išklausyti. Tai kalbėkimės tiesiog, kalbėkimės ir eikime į svečius. Ir to aš ir kvieskime svečius, to linkiu ir jums visiems. Ačiū labai, kad atkeliavot, man buvo labai faina čia būti ir aš čia dar pabūsiu, jeigu netyčia reikės vienos ar kitos knygos ar pakartoti iš Makalo, tai, kaip sakoma, prašau.